Viskas. Hello guys, tai šiandien yra trečiadienis, 8 pamokos. Kaip smagu. Žodžiu, aš tik išėjau iš namų ir grinai ant išlaupo pusės tos sienos mačiau 2 varus, bet gal net 3. Tokie didžiuliai. Aš jų nebijau. Jie tiesiog mane išgąsdino. Ir aš tiesiog nemėgstu. Ir viskas. What the hell? Čia man parvežė iš Ukrainos. Čia man padovanojo Eirida. Čia nuo mano kvepalų. Šitą. Čia man Ugnytė padovanojo. Labai man patinka tas produktas. Nes bilda. Tada ratai nuo mano būtų. Tada šilo. Tada Stitchas, I love Stitch. Stitchas yra pats the best everything. I love him so much. Ir čia nuo namų ratai. Aš nežinau, bet šitas vis iškritinėja. Kurią pusę? Nereikia. Aš tai manau, kad čia kaip tik yra. Gal net dar daugiau reikia. Jau buvo. Čia gal kitos mokytos ateina padaryti pamokos. Nu ir aišku, telefoną. Nu tai žinau, mano vaikai tai manęs visiškai neklauso. Ir su tai savo raktais. Pasėtė ant ratų pakabų pas mane. Taip, mačiau aš ten pasėtė. Mama sako, prasivažink. Bet nenoriu. Pasėtė, kiek čia? 3 raktai? Gerai. Jo, čia 3 raktai, nes kitas dekoratyvinis ir pasėtė pakabų. Atiduočia. Multas raktai. Grinai sakau. Ateikė. Vaikai, išrašyk. Pasikalbėjo, Nuviršūnė. Eisim po pamokų kavytės. Dar telefoną kaip yra. Visą telefoną eisim mane. Bultimis raktai, jo. Kas nuskrido? Aš už tas mikrotus. Žodžiu, kapibara. Davai mes tiesiog išeinam. Kavytės. Pas mane 3 raktai yra. Namų raktas. Čia mano namų vartelių raktas. Ir čia spintelės raktas. Turiu Apple kažkokį pakabutį, nes būna tiesiog. Ir turiu kažkokį... Nu gerai, Kas yra? Čia žeragis. Nes aš turiu 2 zodiako ženklus. Bet tai čia... Čia mes pradinėse važiavom į man rodos, į Anykščius ir ten žodžiu buvo toks... Važiavai. Aš neatsimenu, kad pavykčiau suklasysiu visus Anykščius. Nieko neatsimenu. Važiavai. Važiavau? Taip. O mes Ai, gal nebent važiavau, mes buvom čia 5 klasėje. Ne, pradinėse. Važiavom ir su Daiva. Jo, bet pradinėse. Tai jo, su Daiva sakau. Mano mėgstamiausias šitas Stitches. I love Stitch. Ir yra mano mėgstamiausias pakabutis. Oh. Kurį blizgi dėtis? Čia gumytė iškrito. Blizginti? Yes. Ir man labai nice. Noriu namo. Aš atsimenu Benio.
laikus. Aš irgi. Ir ten yra kokie 3 tiktokai. Aš atsimenu, gavau ten 10 laikų. Man baisu, kad ten dabar kažkaip eikti šiek. Aš Laikas tai yra tiesiog rusiškas tiktokai. Realiai, taip realiai ir yra ten laikas rusiškas. Aš žinau, kad daugiau rusiškas žmonės. Tas irgi baisu. Bet tas pirmas visai akinius nuimti ir toks visai nieko, sakyčiau. Trečias, kažkas salas. Aš nebepradėjau. Aš atsimenu. Moteris meluoja geriau. Tokia nostalgija, negaliu žiūrėti, vėl galiu žiūrėti. Ir vanduo, ir žalna. Ką tu valgai? Kur melas, kur tiesa, aš ugnis ir aistra, ir ramybėsa. Jaučiu, aš žinot, kaip ta tiktokė tas That one girl who thinks she can sing, tai va, grinai taip pat dabar jaučiu. Pašūkį tada matos, jeigu tiesiog šitaip nesimato. Aš biškai per daug nuskutu. Bet nieko. Nieko, taigi nieko. Sakau, jinai ateis vieną dieną bent. Aš tai žinau, ką aš ištraukiau. Aš irgi žinau, ką. Aš žinau, kad jinai ištraukė arba mane, arba ugnį, arba įredą. Nu, grinai. Aš žinau, kad Šiaip mes 4 traukėmės, tai reiškia, kad aš kažkurias iš jų 3. Bet aš nežinau, kurią. Bet kažkurią iš mūsų 3. Jo. Bet kažkurią, aš dar. Nu, Aš irgi kažkurią iš jų 3. Kas? Va. Ir šalna. Wow. Ir tada po kelių sekundžių prasidėjo ta pati daina. Ir tik, ten kai pradėjo tokią visą. Žinot, kuri daina, tai pasakysiu. One thing. I'll eat you up. I'll dance me up. That's when you were with me. You go, girl. Yes. Aš prisimenu, mes kai mes susitikdavom su draugėm, pasileisdavom tik tokį Mashup tiesiog. Aš kaip iškalbu, bet žodžiu, Mashup. Mashup, žodžiu. Mashup. Taip, mashup. Ir žodžiu, šokdavo. Ten barrels, kuri daugiau žinos šokį. Prašau pasakykit, kaip jūs šiandien miegojot? Labai gerai miegojau, bet sunkiai užmigau. Viskas gerai. Negerai. Grades done. Mane palikai. Nežinau. Nesakysiu. Baisu. Aš nežinau, aš neturiu ant savo tavo Bet tu šiais metais nesitikėjau. Chemija ypač man. Aš jaučiu man kaip korepkėms, nes... Ne, aš įsirašiau, man rodos, aš tikrai... Bet aš taip ir darau. Iš tavo aukštesnės studija man dabar skauda. Čia yra Aš visą laiką čia va aukščiausias yra kuriamiausias atmazas. Tai kadangi aš plaukikė ir aš visada būnu su kepurėlė, tai žiemą vaikščiosiu be kepurės, nes aš baseinė su kepurėlė.
Parodyk savo darbą. Ilgai nekalbėsiu, nes man biškiai kujama nuotika. O? Gerai. Gerai. Gilė, ką darysi? Tu mane su be kamera filmuoji? Normaliai atrodo, aš daugiau filmuosiu darbą, ne tave. Palauk, man 5, gerai. Darbas. Čia aš vietoj šito už šito suspalvotus tik. Įsivaizduok, čia dabar bus koks nors spalva. Čia pas mane bus varvekliai. Man ir tas pats gale reikia. Ir dar gale. Kas dar juodą užsisakinėjo? Pas mane bus toks darbas, bus čia fotoaparatas, aišku, atrodo daug gražiau. Žodžiu, jau baigėsi pamokos. Eisiu mamai, nupirksiu kefyro, nes prašau. Ir lauksim autobuso. Šunkim grįžau, pavalgiau ten vištieną su tokiam salotom, kaip ir pasidarau matkę. Ir reikia pasikartoti ekonomiką, nes rytoj atsiskaitom. Tai, manau, tikrai 10 gausiu, nes jis. Tai labai šiaip patinka iš tikrųjų man ekonomika tokia. Manau, tokia spicy. Čia ir baigsiu šitą video, tikrai atsiprašau, nes turėjau aną savaitę įkelti šitą video, bet tiesiog dėl laiko stokos taip gavosi ir vakar pirmas sniegas iškrito. So happy, aš taip laukiu. Realiai labiausiai ne tai, kad žiemos, bet laukiu gruodžio to viso laikotarpio to kalėdinio, nes aš tiesiog dievinu tą laikotarpį, tada aš visą pražįstu. Tai žodžiu, ir labai laukiu vlogmaso, aišku, reikės kiekvieną dieną filmuoti, editinti ir kelti, o kai mes su kompiuteriu dažniausiai nedraugaujam, nes jūs sugalvoju tiesiog, prigalvoju visokių nesąmonių, kad neišeina įkelti video, tai bus nervų kankinimas labai didelis, bet padarysiu viską dėl jūsų, kad jums būtų įdomu žiūrėti ir kad galėtumėte žiūrėti ir man, kadangi aš tai mėgstu daryti ir kad norėsiu vis tiek kada nors pasižiūrėti tos video, kuriuos filmavau, bet jau esu daug dalykų prisipirkus vlogmasui, prisigalvojus labai daug idėjų, tai tikrai bus gan įdomus ir smagus. Tai ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus, o mes susitiksime kitame video. Ciao!